Sveiki. Kas domina, ką domina runos, tęsiu antrąją pirmo at arba etir runą šiuo atveju, tai urus, antroji runa. Kaip ir pirmai minėjau, kad pirmasis at, tai būtent fizinės bazinės energijos, kurios formuoja realybę. Ir būtent urus, antroji runa, kuri yra priklauso žemiškai energijai ir duoda stiprią žemiškąją galią. Taigi pati runa urus arba urus, kaip kas deda kirtį ant jos, bet tai nėra esminis dalykas, svarbiausia pati žinia šios runos. Urus, kaip ir fechu, tai pirminė jėga, kaip įgauta teisė į fizinį išgyvenimą. Tai yra fizinės energijos, žemės energijos. Būtent tai yra žemės stichija. Ir tai yra pagal simboliką kaip ragai. Jeigu, sakykime, apversim štai taip simboliškai, tai rodo ragus. Laukinė energija, jautis pagal simboliką, žemės galia, fizinio gyvenimo, sveikatos ar reikalų galia, teisė į fizinį išgyvenimą, kai yra jinai teigiama šiuo atveju stovi. Gyvybinė jėga, sveikata kūno, būtent kūno, kadangi čia yra daugiau žemiškasis fizinio kūno išgyvenimas. Ši runa dar priskaitoma ir prie gydymo galios, taigi formulėse dar naudojama kaip gydomoji galia, ją galima pieštis ant kūno, suteikia fizinės energijos, fizinės ištvermės, jeigu imant gydymo galiai. Tačiau nereiktų pamiršti, kad yra kitas dalykas, kai yra, sakykime, aukštas kraujo spaudimas, tai šitos energijos nepageidautina urus naudoti, kadangi jinai kelia kraujo spaudimą. Natūralu, kad tai stiprina visą kūną kartu ir kraujotaką stiprina ir kelia. Taigi, kas turi aukštą kraujo spaudimą, jos nevertėtų naudoti gydomai galiai, ten pieštis ant kūno, žodžiu, arba galima, jeigu turi aukštas kraujo spaudimą, žeminti, tiesiog apverčiant urus, bet tada nebus tos fizinės sveikatos, gali numušti tą kraujo spaudimą, bet fizinės energijos gali ir nelikti. Tai va, toks yra gydomasis efektas. Taip pat urus yra kaip naujos permainos galia. Būtent naujos, kai prasideda kažkas naujo, kad duotų impulsą naujam permainų procesui. Ir kai žmogus jau turi tą fizinę galią, fizinę sveikatą, jisai, reiškia, jau eis į naujas permainas, į naują reikalą, kurį jį stiprins ir tas reikalas kartu stiprinsis iki sėkmės. Taip pat gali reikšti kažkokios profesijos įgyjimą,
kažkokia, žodžiu, veiksmų laisvė yra. Tiesiog tai yra, kadangi pirmasis at, kaip bazinė energija, duoda teisę į gyvybinį išlikimą, materialinį taip pat, bet daugiau tokį gyvybinį kūno ištvermę. Ši runa, jeigu naudojant formulėse, jinai sustiprina visą formulę. Toks jau yra jos, tokia reikšmė yra, kai naudojama maginėje jau nebemantinėje dalyje, tai jinai visą formulės galę būtent urus stiprina, kokie ten bebūtų. Aš toliau pademonstruosiu. Taip, dabar pati urus, sakykime, jeigu 9 pasaulių galėje, kaip aš čia seniau rodžiau, kada yra šviesios energijos, tamsios vadinamos, tai persidalina tos runos. Fehu praeitą kartą, kur minėjau, tai Midgard Muspelheim, jinai eina iš žemės, kur mes čia gyvename, tiesiog į ugninę, tai yra aktyvacija. Tai Fehu yra aktyvacija iš karto į veiksmą, į proveržį, į transformaciją. Tai todėl jinai yra Fehu ir pirma Gregoro rūnų Gregoro runa. O štai Urus arba Urus iš mūsų, reiškia, Midgard eina į Vanaheim. Čia kai kas gal, aišku, dar nelabai ir supras, kas mokosi ar žino, bet Urus iš mūsų pasaulio eina į įvykdymą, į tikslų realizavimą, į išlikimą, į, sakykime, turėjimą žemiškos galios ir kartu tai yra ir maistas, ir gali būti ir namai, tai yra tai, kas susijęs su žemės gale, žemiška energija. Čia nėra jokios dvasinės ar kažkokia tai žemės energija. Tai va, Urus ties šita linija yra. Ingus yra pilnatvė, jėgų pilnatvė, galbūt naujas tas prasidėjimas, potencija. Čia ir vyrams, ir moteriams, čia šiuo atveju Ingus yra daugiau vyriška, bet tai iš esmės yra potencinė žemiška galia. Štai taip trumpai. Dabar pademonstruosiu keletą formulių ir pačią Urus ir pavyzdžių šiek tiek pateiksiu, kad būtų aiškiau. Dar prieš tai, kai kurie tik pradeda visiškai pirmus žingsnius, turi mano knygą arba ir padarytas runas, arba patys pasidaro, kaip dažniausiai manęs prašo padaryti runų iš tam tikrų ten medžio, kiek aš turiu. Tai kai kas dar nelabai supranta, kaip yra su kas teigiamos ir neigiamos runos. Tai sakykime, šiuo atveju čia runa yra teigiama, apsiverčia kita pusė, aišku, neigiama. Tai čia tiems, kurie dar kartais nesusigaudo. Vartyti runų, taip kaip, kad jeigu man iškrito taip, aš noriu apsukti, negalima. Jeigu jinai taip iškrito, jinai tokia ir stovi ir turite traktuoti, analizuoti, kodėl jinai taip stovi ar kažkaip vartyti, sukioti negalima. Dar kitas dalykas parodysiu, tai paimu runas, pavyzdžiui, kur yra su taškeliais, sakykime, šiuo atveju, sakykime, Sovulo. Nežinau, dabar matysis gal. Taip. Sovulo. Matote, taškelis yra apačioj. Šita runa, atrodo, jinai turėtų būti visada teigiama, tačiau jinai turi ir teigiamą, ir neigiamą reikšmę. Todėl aš įvedžiau,
kad žmogus, kuris dėliojasi mantikoje, tas taškelis reikštų arba pliusą, arba minusą šiuo atveju, bet čia kiekvienas nusistato kaip, kur tą taškelį savo dėti. Pas mane reikšmėje yra čia taškelis. Tai reiškia, jinai yra teigiama. Saulo teigiama, tai aišku, sėkmė visame kame priklauso nuo to, kokia runa šalia yra. Vat sakykime, Urus Saulo, abi teigiamos runos. Ir čia teigiama, tai tiesiog yra, kaip ir aš ten esu demonstravusi, Urus Saulo ant kūno galima piešti, kad suteiktų stiprią energetinę galią, fizinę sveikatą ir Saulo suteiktų energijos, šilumos tokios. Bet tas taškelis, jeigu dėliojant, staiga jisai iškrinta, va tokia forma, sakykime, taškelis atsiduria viršui, ne čia, bet viršui. Tai jau yra neigiama reikšmė, šiuo atveju Saulo neigiama. O tai jau reiškia, kad nėra sėkmės, mažai energijos, čia jau daugiau dieviškų jėgų energija, kadangi Alfheim priklauso Saulo, tai jau rodo, kad žemos energijos, žemos vibracijos, taip toliau, jeigu sudėjus Urus ir Saulo neigiamą, reiškia, nėra vidinės energijos pakankamai, nėra tai blogai šios dvi runos, bet visgi tos energijos trūksta žmogui. Jis gali jausti nuovargį tokį, nenorą, apatiją. Žodžiu, tai vat yra taip, aišku, aš jau nekalbu, jeigu iškrenta va taip runos, tai tada jau žmogus ne tik, kad visiškai be energijos, bet ir be sveikatos, jisai ligotas. Tiesiog čia jau reikia susirūpinti su sveikata fizinė kažkas tai yra. Aišku, dėliojant dar kitaip papildomas runas aiškinamasi, kokie daugmaž organai kažkur šlubuoja ar ten dar kažkaip, jeigu apie fizinę, nes šiuo atveju kalbame apie fizinę energiją, kokia šiandien yra runa. Tai vat paaiškinau, kas nesuprato, kas yra apversta runa neigiama ir su taškeliais. Dar kitas dalykas yra, reiškia, tokia būtent tuščia runa. Tuščia runa, jinai gali būti, gali nebūti. Čia kaip pas žmogus nori. Gali ją išimti, gali ne. Pas mane yra, bet aš kai kada išimu, kai kada neišimu. Čia priklausomai nuo to, ką aš nagrinėju. Tuščia runa jau rodo, kad tai yra aukštesniųjų jėgų įtaka. Odin, Nornos, jos veikia ir paprastai, kai jau jinai pasirodo dėliojime runų, tai reiškia, kad veikia aukščiausiosios jėgos ir pakeisti kažko negalima. Arba tiesiog, jeigu jau iš karto krinta pati pirma, tik pradedate dėlioti ir jau iškrinta šita runa, tą dėliojimą geriau iš viso atidėti, kadangi, neduos atsakymo. Tai yra, gali būti taip, kad, kas bus dėliojama, nebus visiškai teisingai, nes prieš tai Nornos rodint draudžia tuščia runa. Tai yra va taip panašiai. Šiuo atveju aš padėsiu į šoną, kad netrukdytų. Gerai, dabar parodysiu taip Urus. Prašom, čia dar pasiskaitykite, ką aš taip parašiau, kad jums aiškiau būtų. Urus – fizinio išgyvenimo galia, gyvybinė jėga ir kūno sveikata, fizinės energijos potencialas, gydomoji fizinio kūno galia, žemė, maistas, ir kaip pasakyti, kaip
runa kaip batereika, kuri kaip užveda, toks. Tai ši runa yra iniciacinė runa, Fehu ne iniciacija, šita būtent yra tokia. Tai gali būti dar jėgų papildymas, savijautos pagerėjimas, bet tai čia viena paprastai nėra taip veiksminga, geriau naudoti tada dvi runas, kad sustiprintų kažkokią tai jums reikiamą galią. Mantikoje tai taip, čia kitas dalykas, skaitom, ką jinai neigiama ar teigiama. Tai va štai taip. Taip dedame dabar keletą pavyzdžių, iš formulių. Vieną formulę jau jūs, kiek aš esu dėliojusi, matėte. Gal matosi, man atrodo. Taip. Fehu urus. Fizinė sveikata, jėgų pilnatvė. Dabar, kuogi skiriasi, reiškia, atrodytų, kad ir fehu fizinė, ir urus fizinė, bet fehu dar ir dvasinė jėga, tokia dvasios stiprybę suteikia, urus daugiau suteikia fizinę galią, kadangi urus yra mūsų kūno galia, tai raumenis, tai kaulai, tai viskas, kas su mūsų organizmu kaip tokio fizinėje realybėje susiję. Tai vat jėgų pilnatvė. Dar kitas dalykas, formulėse geriau nenaudoti pirmos runos urus. Taip jau yra tose formulėse, kad ta urus pirmoji vietoje nelabai, kadangi jinai laukinė, tokia šiek tiek smarkiai, impulsyviai einanti jėga, jinai gali išblaškyti veikimo runų principą. Tai paprastai geriausia prieš ją dėti kažkokią kitą runą. Tai va tokia vienas pavyzdys. Dabar aš dėjau visgi pavyzdį su, sakykime, pirma runa urus gebo. Čia aš kaip pavyzdį mantikai, bet maginė formulė, tai geriau visgi iniciacinę runą dėti kenas, saulo, tiesiog pirma runa nėra labai gerai, jeigu tai formulė veikimui, kaip čia jau kaip magija, o ne mantika. Taigi, stipri sąjunga, stipri partnerystė, stiprus potencialas bendradarbiavime. Čia jau labai stipri galia, kadangi duoda jėgą aukščiausios jėgos, gebo yra Asgard, jau dievų galia, tai suteikiama didelė galia šioje sąjungoje. Gali būti ir meilė, bet čia dar trūksta papildomai runų, kad išaiškinti, ar tai tinkama kaip sakykime, partneriui ar partneriai. Čia daugiau sueina tokia į bendradarbiavimą, į kelių žmonių partnerystę. Tai va tokia formulė. Dabar imame dar vieną pavyzdį. Kenas, urus, ingus. Ši formulė jau laikoma daugiau kaip gydomoji. Galima pieštis ant kūno, aišku, raudona spalva, kaip aš esu rodžiusi, ant kairės rankos, geriau ties paties linija kažkur tai, kad nieks nematytų. Arba nešioti pasidarius
amuletą. Bet vis dėlto geriau ant kūno, kadangi gydymas turi susisiekti su kūno energija. Tai fizinių jėgų energijos atstatymas, imunitetą gerina ir stiprią fizinę energiją duoda. Iš tikrųjų, tai jau Kenas iniciacinė runa tiesiog šviesiai užveda tą žemišką galią, suteikia pilnatvę. Tai va tokia runa čia yra. Taip. Dar kitą pavyzdį parodysiu. Tai taip. Fehu Urus Sovulo. Na va dabar kaip tik tai vėl vidurinė Urus, kuri jau stiprina ir Fehu, ir Sovulo. Labai stipri energija, vidinė energija kaip dvasinė, kadangi tai yra Fehu. Stipri fizinė energija ir stiprus kūno potencialas Urus. Ir Sovulo šviesi pergalės runa kartu kaip energija, kaip elektra duodavo tokią stiprią galią ir sėkmė veikime, reikale dar gali būti. Gali būti netgi ir sėkmė materialinė, kad tiesiog pinigų gavimas. Fehu šiuo atveju atitinka ir materialinį kaip gerbuvį, kažko tai gavimą. Ir teisė būtent gauti tai ir kūną, ir sustiprinti, ir materiališkai gauti naudą. Dar viena tokia formulė. Dabar einame dar prie vienos formulės. Čia jau yra tokia irgi. Tevas Sovulo Urus. Čia jau galima sakyti stipri sėkmės formulė. Čia jau reikale. Urus, kaip ir sakiau, visada stiprina visą runų formulę. Taigi Tevas. Teisingas veikimas, galia ryžtas, vyriška jėga, Sovulo sėkmė ir Urus galia, reiškia, naujame reikale gali būti, bet jeigu yra užsilikęs kažkoks nesėkmingas dalykas, tai suteikia galią pereiti prie pergalės ar kažko tai iškovojimo. Taigi pergalė esant sunkiam reikalui, taip čia, kadangi Tevas pramuša šitą sustabdymą, suteikia galios ir energijos laimėti. Bet yra vienas dalykas, Tevas arba dievas Tyr, šiuo atveju jau jisai, šita runa Tevas yra tokia priekabi. Jinai reikalaus, kad tas žmogus bus pasiruošęs, atsidavęs, kažką galbūt paaukoti vardan to reikalo, kad laimėt. Ir jis turi būti teisingas tame veiksme. Kaip sakyti, jis jeigu aš, sakykim, žmogus, jisai nori parduoti automobilį, bet tas automobilis ten yra su užslėptom kažkokiom tai problemom. Jis nuslėpęs yra tas problemas, ten kažkaip užglaistęs, bet jis nori brangiai parduoti. Sakykim, užsirašo šitą formulę ir nori kuo greičiau, taip sakant, pergalę esant sunkiam reikalui, jis nori greičiau parduoti. Tai jisai daro tai neteisingai, kadangi Tevas iš karto sureaguos, jisai apgavikas, jis nuslėpė
mašinos problemas ir nori parduoti, formulė nesuveiks. Niekai. Ir dar gali būti taip, kad jisai dar nuostolių gali patirti, sakykime, nesveikata gali būti, galbūt sunegalavimas gali būti kažkoks tai. Energijos gali nebūti. Tiesiog, va čia ir yra toks, tėvas reikia būti atsakingu, tikslingu, teisingu ir sąžiningu. Tai va tokia formulė. Bet kas veikia, kas nori iš tikrųjų ir veikia nuoširdžiai, tai šita formulė iš tikrųjų sėkminga. Taip, dabar sakralioji formulė, kurią visada naudoju bet kokioje aktyvacijai, amuleto ir talismanų yra ženklai. Čia sakralioji formulė Anzus Lagus Urus. Bet kokią runų formulę ar kelias formulės surašęs, visada dar yra papildomai šitos 3 runos, kurios duoda aukščiausią jėgų palaiminimą, kad tos runos veiktų kaip reikia, kad veiktų kiek nustatyta ir kad būtų didelė energija tų runų veikimo. Taigi runų magijos galia čia yra užkeikimas. Tai čia ne tas, kur kaip manot, kad čia kažkoks tai blogio užkeikimas ar dar kažką. Tiesiog tai yra kaip užkalbėjimo galia daugiau. Nes yra dar 9 runos, tai ten kitas užkeikimas yra. Tai būtent va toks yra papildomas. Čia jau daugiau yra praktikui, magui, kuris naudojamas. Aš dedu anspaudus, visi mato šitą Anzus Lagus Urus. Anspaudė visada mato šitą ženklą, gal ir nežino kodėl, todėl kad tai jau aukščiausių jėgų galia. Tas amuletas ir talismanas yra aktyvuotas. Ir reiškia šitą aukščiausios jėgos sustiprina bet kokią formulę. Todėl jinai ir yra dedama. Dabar yra kitas dalykas. Kas gražu, o kas neigiama, tai neigiama. Dabar yra pavyzdžiai. Turiu čia tik 3 pavyzdžius tokius, jūs nagrinėkitės patys savo, skaitykite, dėliokitės. Su neigiamom runom irgi gana sunku pranašauti arba, sakykime, šifruoti reikšmės. Tai gana sudėtinga. Su pozityviom runom, aišku, čia viskas lyg ir aišku, bet kai tarp pozityvių ar negatyvių runų iškrenta negatyvios, jau gana sudėtingiau. Taigi, paimkime šitą formulę. Sakykime, Turisas negatyvi, jinai apsivertus, ir Urus pozityvi. Taigi, tai yra jau fizinė prievarta, agresija, galbūt chirurginė operacija. Turisas dar reiškia irgi, kad yra kažkoks įpjovimas, kažkokia chirurginė intervencija. Gali būti čia kaip iš variantų, priklauso aišku kokios dar kitos runos, jeigu dėlios, čia tik pavyzdys tokių iš 2. Čia mantikai, sakykime, ne maginiai formuliai, bet aišku, kas piktybinis gali naudoti ir juodąją magiją, šiuo atveju juodoji magija. Turisas Urus. Jeigu šitą uždėsim kažkam tai aišku, tas žmogus bus labai agresyvus, jis konfliktiškas, jisai
Žodžiu, švaistysis, kaip sakant, planktukais ir peiliais, kuom tik nori. Dar kaip nepaminėjau, tai va tokią formulę, dar aš paminėsiu taip. Tokia formulė. Dar ne, jeigu, sakykime, negatyvi urus, aš nepaminėjau liktai negatyvios urus, tai aišku, kaip sakiau, maža fizinės jėgos, nesveikata, nėra energijos, žmogus silpsta fiziškai. Galbūt kažkokia liga formuojasi, reikia dėlioti kitas runas ir žiūrėti. Bet kitas dalykas, jeigu gali rodyti ir fizinę prievartą. Taip gali rodyti fizinę prievartą, kažkokia ten, žodžiu, gali žmogų kažkur tai skriausti fiziškai šiuo atveju. Arba žmogus kartais pasitaiko taip, kad jeigu, sakykime, aš dirbu visą laiką, atiduodu viską, o man mažai moka. Arba negaunu to, ko noriu. Ir iškrenta urus negatyvi. Tai reiškia, kad tas žmogus klausantis apie tai, runa parodo, kad jisai tiesiog švaisto jėgas ir visai bereikalingai. Kažkur yra problema. Jis neįsivertina kažko ir tiesiog švaisto jėgas, o nieko negauna. Ten reikia kažką koreguoti arba kažką iš naujo daryti, bet tai va toks dalykas, ką tai reiškia urus negatyvi. Gerai, va kaip tik ir parodysiu dar vieną. Urus negatyvi, ingus pozityvi. Urus ingus. Problemos su fizinė sveikata. Na taip, kadangi čia jau, nors ingus yra teigiama, bet iš esmės tai jau rodo, kad nėra fizinių jėgų ir dar gali būti, kad nėra išsipildymo, pilnatviškumo materialinėme plane, kaip kažko gavime materiališkai, žemiškai, sakykime. Gali būti problema potencijoje, čia jeigu, tai sakykime, vyras, tai, žodžiu, problema potencijoje, jis neturi jėgų tam. Tai va tokia dar čia problema jau su sveikata, taip. Dar vienas toks pavyzdys, jau dvi negatyvios, fechų negatyvi, urus negatyvi. Na, kaip ir jau praeitą kartą minėjau, fechų yra, taip atrodo, taip, materialinė runa, bet ir kartu dvasinė runa, bet šiuo atveju abi runos jau negatyvios, tai reiškia, kad bazinė energija yra visiškai minusinė. Labai sunkus materialinis išgyvenimas ir fizinis išgyvenimas, bet to trūksta sveikatos, tai tada, reiškia, ir uždirbti nieko negalima, arba negalima sukurti gerbūvio, nes tiesiog nėra nei jėgų, nei valios, nei teisės kažkokios įgauti tų jėgų ir gauti materialinį atlygį ar kažkaip tai išgyventi fiziškai. Taigi čia jau gana sudėtingas. Bet aišku, čia mantiškai, bet gali būti ir juodoji magija, kodėl formulė. Čia reiškia, jeigu šitą uždėjus, tai žmogus, jisai neturės nei jėgų, nei valios, tiesiog nesėkmingas bus materialinėme plane, viskas jam iš rankų slys, pinigų nėra, dvasinė potencija taip pat nulinė. Na, žmogui tiesiog labai blogai, bet tai čia
čia dar nėra taip labai baisi juodoji. Toks vat, kaip sakoma, spragtukas mažai juodai magijai. Mažai, nes yra didelės formulės, kurios viską greuna. Ir taip greuna, kad kaip turi būti. Tai va. Taip. Dabar aš papildomai. Gerai, dar gal pademonstruosiu tokius, sakykime, urus. Ir ko mes klausim. Vat, pamaišau kortas. Tai pavyzdį, kad jums būtų daug aiškiau. Sumaišau runas. Kokį čia klausimą mes keliam. Čia tik pavyzdys, į nieką nesiorientuokite. Sakykime, leisiu tiesiog į visą energetinį lauką bendrai, ką parodys, koks fizinis išlikimas yra šiuo metu, būtent šiuo metu, sakykime, jaunam žmogui, vat, fizinis išlinkimas jaunam žmogui, taip iki 25 metų, sakykime, Lietuvoje, kaip jam su fizinė energija šiuo metu yra tokiems žmonėms dedu. Taip. Vienas. Ne vienu, gal taip sakykime, taip, čia urus. Čia kaip pavyzdys, nebus į nieką kažkaip kreipta, bet bendra iš energetinio lauko ir dabar verčiame. Taigi, urus, tėvas Perkana. Taigi, traktuojama taip yra. Išlikimas fizinis, jų fizinės jėgos priklauso nuo to, kaip jie teisingai elgsis su savo kūnu. Būtent urus, tėvas negatyvi, Berkana emocinė, sveikata ir harmonija. Vat būtent harmonija ir fizinė energija. Taip, priklauso tik tai nuo jų teisingo naudojimosi savo fizinę galią ir emocinę galią. O šiuo atveju, kadangi tėvas negatyviai, jie dažnai pasielgia netinkamai ir neteisingai. Kažkur neteisingai imasi veiksmų kažkokių, nors abi teigiamos, bet tėvas rodo, kad jie daugeliu atveju tiesiog nevertina savo sveikatos. Emocinių galių. Jie neteisingai elgiasi todėl daugelis iš jų yra su tikrio sveikata gana sudėtinga. Imam dar vieną, ką čia patikslinkite, prašom, kas tas tėvas. Taip, žiūrėkit, kaip aš dėlioju, taip. Čia aišku, jie turi dabar. Kame tas tėvas, kame jie elgiasi neteisingai, kame. Nautis negatyvi, matote, taškelis čia.
Na, nuo gimimo jau yra problemas. Čia norna nautis urt. Nuo pat gimimo jau yra aukščiausiojo jėgų veikimas, ateivas yra tyr, teisingumo, Dievo galia. Neigiamos problemos yra ir smarkiai ir didelės problemos. Veikia aukščiausios jėgos į jų fizinę, emocinę sveikatą, kadangi jie elgiasi neteisingai, netausojamai savo energijų ir savo sveikatos. Taigi visada yra bėda. Bėda. Ir ji visą laiką eis tol, kol jie vis dėlto, jeigu suvoks, kaip teisingai savyje elgtis ir naudoti savo fizinę, emocinę galią. Bet Norna kalba taip, kad yra problema nuo pat gimimo. Na taip, jauni žmonės jau dabar yra gimę su problema ir jų yra didelė problema. Apie dvasią jau nekalbu, jie tuštėja, jie bukėja, aš jau nekalbu, kad jų fizinės energijos ir sveikatos yra blogos, daugumai atveju. Nes aš skaičiuoju iki 25 metų amžiaus, tai yra gana jauni žmonės. Tai vat jie yra su ta problema. Jiems reikalingas susivokimas, jei kada susivoks, tada galbūt pasitaisys. Kol kas rodo, ne. Tai va tiek pademonstravau, kaip visą tai traktuojama. Jūs patys matote daugmaž, kaip yra semantika. Dabar dar vieną paskutinį tokį dedu štrichą. Parodysiu čia ateičiai, kam, nes aš galiu greit, gal ir neįdėsiu video, kaip man pasiseks ar kaip. Dabar energetinis negatyvas, kai yra nustatomas, jūs galit, kas turit, iš karto dėtis savo, pasitikrinti, koks energetinis negatyvas, ar yra, ar nėra. Tai dabar pademonstruosiu šitas runas. Šitos runos išdėliojus, sakykime, 1, 2, 3, 4, 5, 5 arba 4 runos paėmat iš maišelio ir dedat. Taip, vieną paskui kitą. Ir jeigu tame pasitaiko bent vieną iš šitų rūnų, Turisas, Hagalas, Nautis, Isa, Eivas, Perto, Lagus. Nesvarbu jos ar apverstos, ar neigiamos, ar teigiamos, ar čia taškelis, ar čia, nesvarbu. Jos, jeigu atsiranda tame dėliojime 5 ar 4, galit 4, bet aš dedu paprastai 5. 5 išdedu, jeigu jau būna labai ten, kad patikslinimui. Jeigu bent viena runa atsiranda, negatyvas yra. Iš kitų runų, kurios yra šalia, rodo, kame ten, ar santykiuose, ar darbe, ar vidinėme jūsų energijose, jūsų vidinėse, ar iš aplinkos eina. Tada, kad išaiškinti tas, kas buvo išdėliota, jos paliekate ir tada klausate, kokios to energetinio negatyvo priežastys. Vėl ištraukite papildomai. Tų neliečiat, kur 4-5 stovi. Ištraukite tas priežastys, 1 arba 4 runas. Galit 3 runas, nes jeigu dar pradžia, tai užtenka 3, kuo mažiau pradžio, paskui jau didesnės. Tai, žodžiu, ir pasižiūrėkite, ką tos 3 runos rodo, ar 4. Priežastys, iš kurių paprastai. Ir tada šifruokite, iš kur maždaug, kas pagrindas yra būtent atsiradusiam tam negatyvui.
Tai va, įsidėmėkite šitas runas, užsirašykit ir pasižiūrėkit, ar yra tas negatyvas. Jeigu yra toksai, tai be energetinio valymo nieko nebus. Jeigu atsiranda, tai paprastai žmogus pats jisai būna, jis jaučia, kad yra, kadangi nesiseka niekas. Tai ten problemos, ten eina problemos, ten kitur eina problemos, nu, žodžiu, visur. Ir pats dvasinis, fizinis gyvybingumas yra nusilpęs, žmogus visiškai gali būti depresijoje, gali būti iš viso apatijoje, klaidas daro, finansiniai nuostoliai, šeimoje negerai. Na, žodžiu, tai be galo daug priežasčių, tai jūs tas priežastys galite pasinagrinėti, bet išsivalyti patys negalės. Todėl, kad tam tikrai tai darau aš. Čia reikia atitinkamos programos, kurias aš užvedu 9 dienoms. Taip, kad pasižiūrėkite iš tikrųjų. Dar šitos runas galima naudoti ir taip, sakykime, yra kažkoks tai reikalas, toks bendro pobūdžio, na, sakykime, darbe vat yra toks procesas, na, sakykime, na, gaminame kažkokią ten detalę ar detalės ir nu, niekas neina, neparsiduoda, arba ten kažkas užkliūna, arba taip. Galima irgi dėtis, ar yra ten negatyvas. Jeigu iškrenta, reiškia ten problema tame procese gamybos ir taip toliau. Bet čia jau, aišku, jokio valymo negali būti. Čia tiesiog parodo, kad tame procese yra negatyvas. Viskas, jeigu iškrenta nors viena runa. Ir ten kažkas kažką turi taisyti, ar dar kažkaip. Tai tiesiog įdomumo dėlei. Tai vat, mėlyje, šiandien aš labai daug pripasakojau, manyčiau. Jūs skaitykite, nagrinėkitės. Runos iš tikrųjų daug duoda, daug pataria. Netgi kiekvieną dieną išsitraukite po runą, pasižiūrėkite, kaip ta diena su ta runa praėjo. Paklauskite runų, kokį patarimą gali duoti, jeigu dėl kažkokio klausimo. Kas sapnuojate, pavyzdžiui. Nežinote sapną, ką reiškia tas sapnas ir taip toliau. Na, sapnas kiekvienam yra sava šifruotė, nieks į jūsų sapną negali atsakyti, kas tai. Tai kas turi runas, gali laisvai pasidėlioti. Tiesiog, paklauskite, ką reiškia šis sapnas. Išsidėkite 3 runas, na ir nagrinėkitės pagal reikšmę. Reikšmės turite, kam aš siunčiau, intuityviai viską, šiaip viskas, kai pradedat nagrinėtis ir tai pastoviai, tai intuityviai pas jūs viskas gausis. Bet nepalikite runų taip, kad aš mėnesį pasidėliojau, mėnesį paliksiu, per mėnesį kokį vieną kartą pasidėliojau ten vieną dieną, paliksiu kitą mėnesį dar taip negerai. Jeigu jau norite, tai su jomis dirbkite, tada jos eis į jūsų energetiką, eis į jūsų bendrą supratimą, jūsų energijas. Ir tada, kuo daugiau jūs mantiškai sužinosite, tuo greičiau galėsite sudaryti runų formulės ir jas pasinaudoti pradžiai savo, o paskui galėsite naudoti ir kitiems. Tai čia dar, aišku, tik tai 2 runa. Nežinau, kada pereisim, gal paskelbsiu, kada Turisas runa, 3 būtent. Turisas bus 3 runa, būtent. Turisas. Nu, gana agresyvi runa, bet kartu yra labai gera apsaugos runa. Tiesiog nuostabiai gera runa. Čia. Tai va taip. Puiku, kad klausėtės iki galo. Iki sekančio.